Idėja įkurti Farmland parką gimė tuomet, kai grįžome iš Kanados. Norėjome kažką sukurti savo ir kadangi patys turime šeimą ir vaikų, norėjome dirbti būtent su vaikais, šeimomis ir gamta. Mūsų parke galima atšvęsti gimtadienius, įvairias vaikų šventės, krikštynas, išleistuvės. Taip pat yra tokių mamų, kurios susiorganizuoja ir atvyksta su vaikais taip pasibūti ramiai gamtoje, praleisti laiką. Turime ir gyvūnėlių įvairių, kurios vaikai gali aplankyti, paglostyti. Mūsų Helovyno šventė gimė visai netikėtai. Tai pirmais metais mes sugalvojom suburti iš savo bendruomenės bendraminčius, kurie norėtų prisidėti ir tai puikiai pasisekė. Pačiais pirmais metais mes pamatėme labai milžinišką susidomėjimą. Mūsų parkas Helovyno metu išsiskiria tuo, kad mes darome ne tik gąsdinimus. Pas mumis atvažiuoja iš visos Lietuvos pamatyti moliūgų šventės, patys auginama kiekvieną moliūgą. Mūsų kaukės yra darytos vienetinės, mūsų pačių kurtos, mūsų drabužiai kurti mūsų pačių. Personažai įsijaučia tą pačią minutę ir ta šventė būna ir graži, ir įdomi.